Reikia patarimo. Parašė Vilma, ji rašo štai kaip subtiliai nubausti vyrą, kuris niekada nepadeda tvarkytis namų, nes gražiuoju susitarti, sako, nebepavyksta. Nu, Natalija, protinga, išmintinga moteris. Nu va, tai Vilma, žodžiu, užsidedam gražų rožinį kostiumėlį ir laukiam, kol vyras ims tą siurblį ir koją taip uždedam ant foteliuko ir laukiam, kol paims tą siurblį. Vyras norės ateiti pasiimti savo mergaitės rožinės. O negali, o neleidi jam su kulniuku taip, nustumė, eini pirmiausiai siurbliuoji. Tai va, susitvarkom taip namus, o tada jau vyram, žodžiu, jis sutvarkyta lova. Aha, taip, paprastai taip. Aš manau, kad čia suveikt turėtų. Nu, vienareikšmiškai suveikt. Nu, kaip gali? Patikrinta, tai veikia. Nes jeigu ten bariesi, ten bambi, vis laiką niurzgi, nu tai kurgi, dieve, nieks. Dar reikia kažkaip gražiai prieiti. Nu, va, teisingai, nes tos moteris, kuris sako, eik šiukšlės išnešt, tai po to žiūrėk, vyras ir nebegrįžtų. Negrįžta šiukšlio, ne? Jo, o kai va taip kaip Natalija ką tik pasiūlė, nu tai jau čia galvo, mieloji, labas, gal pasirbliot šiandien trupučiuką, ne? Oi, nu, klausykit, šauniai, mes tą problemą išsprendėm trumpai, aiškiai ir, man atrodo, puikiai, visiems suprantamai. Nu, Natalija, žinai, tai ačiū tau, tavo išmintis, kaip visada, kaip sakant, padeda tokiose situacijose, nėra čia ką daug, kaip sakant, galvoti, ar čia sukti, kaip sakant, smegenis, padaryti taip, kaip Natalija siūlo ir visi vyrai, kaip sakant, sutvarkyti ir po kojom. Ir žmona irgi laiminga. Va, svarbiausia. Svarbiausia, žmona laiminga ir vyras tada laimingas. Va. Sėkmės koncertuose. Ačiū, Natalija. Iki. Reikia patarimo.